Noriu pasidžiaugti, kad Lietuviško kapitalo įmonė prisijungia prie Žalgirio šeimos ir papuoš mūsų marškinėlius. Mes tikimės ilgalaikio bendradarbiavimo. Kontraktas yra aprašomas 2 metais. Dėl to, kad mums yra svarbu ilgalaikiai santykiai, todėl kad manome, kad bendradarbiaujant ilgą prasme galima pasiekti geriausių rezultatų tiek vieniem, tiek kitiem. Daugelis pamatė, kad mes bendradarbiausim su Vilniaus Žalgiriu, užduoda klausimą, kodėl ne visat, mes esam kauniečiai, mes esam krepšinio aplinkos žmonės ir kaip čia dabar Vilnius ir futbolas. Tai galbūt nebūsiu originalus, bet būsiu nuoširdus ir pasakysiu, kad sena meilė nerūdyja, nes prisimenant tuos 1982 metus, kada Vilniaus Žalgiris su Kišiniovo Dnistru iškovojo vienodai taškų ir Simferopolyje buvo peržaidimas ir po Sigito Jakubausko įvarčio papuolė Žalgiris į aukščiausią lygą. Tai buvo labai daug kalbų, kad ką jie veiks, ką ten pasieks. Ir pats prisimenu tas emocijas, kada turėdami bilietus į pietų tribūną, bet neturėdami pinigų atvažiuoti iki Vilniaus, tranzuodavome ir pasiekę stadioną matydavom fantastinius rezultatus. Paskui sekė turbūt sunkesnis periodas ir nežinau, prieš keletą metų komanda buvo atsidūrus turbūt ant prarajos krašto ir nežinau, gal net jau netgi krito į tą prarają, bet turbūt vis tiek išlikęs Žalgiris kaip reprezentacinė Lietuvos komanda ir turbūt sirgalių komandos naujų vadovų dėka pavyko šitą blogą procesą sustabdyti ir dabar matom rezultatus, kurie po truputį pradeda džiuginti. Turim gražių planų pradžiuginti mūsų žiūrovus, kuriuos paskelbsim eigoje sezono, organizuodami įvairias akcijas, bendruomenės. Panorom prisidėti ir būti galbūt nedideliu, bet postumiu ir tikėtis ir viltis, kad vis tik Žalgiris kada nors iškovos teisę dalyvauti Čempionų lygos grupės turnyre. Tai atrodo galbūt kai kas pagalvos, kad per daug didelis optimistas ar dar blogiau kažką, bet tokie pavyzdžiai kaip Borispolio Bate arba Nikosijos Apoelio vieni papuolė į tą grupių turnyrą, kiti net žengė toliau ir papuolė į play-offus. Tai aš manau, galima tikėtis, kad ir Lietuvoje kažkada tai tokia įvyks šventė. Pačių tikslus vedini dirba, komanda motyvuota, šiandien ne šiaip sau mūsų pernai metais iškovota taurė ant šito stalo, todėl kad šiandien mes žaidžiam šios taurės pusfinalio rungtynės namuose. Per pastarosius 2 metus, manau, Žalgiris su kaupu įrodė, kad yra vertas mūsų verslininkų pasitikėjimo, kad turi ilgalaikius tikslus, ambicingus tikslus ir kad su kiekvienais metais rimtų rėmėjų, lietuviško kapitalo rėmėjų mums sekasi vis pritraukti lengviau. Tai be abejo labai padeda komandai ir smagu, kad, kaip minėjau, kad tas būrys gausėja ir kartu su jais padeda siekti užsibrėžtų tikslų. Didysis rėmėjas mums suteikia pasitikėjimo kreditą, vertina mūsų darbą ir jungiasi ilgalaikiam bendradarbiavimui. Po atsiminimų į šitą dieną Belieka palinkėti sporto logotipo spalvas.